Tarptautinė moters diena. Moterų diena. Tarptautinė moters diena. Moterų diena. Taip. Moters diena? O, moters diena. Kovo 8 yra moters diena. Moterų diena. Moters diena. Moters diena. Moters diena. Moters diena. Kaip aš švenčiu kovo 8? Gaunu dovanų, gaunu saldainių ir prisivalgau ir man būna labai smagu. Stengiuosi padaryti šventę moterį. Kažkiek. Taip švenčiu ir laukiu gėlių iš vyrų ir tėtis visada pasveikinau su šią šventę. Tai žinoma. Mamai visom moterim dovanoju gėlės, bet ne moterims. Kaip? Sveikinu savo artimiausius moterį. Ir kodėl? Nes tai yra moterų šventė, ji yra viena metais. Kaip? Aha, švenčiu gėlį. Kaip? Iki šeimės graibus. Kodėl švenčiate? Kas gėlį? Galima. Ne, nes mūsų diena. Kaip švenčiate? Su draugais, dar kol kas vyro neturiu. Tik su draugais reik švęsti. Ir kodėl švenčiate šią dieną? Todėl, kad tą dieną kiekviena moteris turėtų jausti svarbiausia. O kaip tau atrodo? Manau, kad tiesiog pasveikinate. Taip. Taip. Aš tai sveikinu. Aš švenčiu, mane sveikinu. Čia buvo pokštas. Taip. Laukiam gėlių iš vyrų. You're beautiful. You're beautiful. Gėlių padovanoju. Savo mamai dovanoju gėlių. Močiutei pasveikinu su ta diena, nes ji yra toli nuo mūsų gyvena. O draugė, su draugė kaip su draugė. Oi, mano tėvelis iš tikrųjų labai gerbė moteris. Ir kadangi jis labai jas gerbė, tai visada grįžta vakarais su mažu torteliu, tokiu vienam arba dviem žmonėm ir su gėlyte. Ne? Ne, džiaugiamės kovo dienomis, aš jau sakiau. Tėtis visada parneša namo raudonų arba geltonų tulpių ir padovanoja man ir mano mamai. Aš tėtė nuperkam daug gėlių mamai ir padovanom. Nieko, prasideda viskas. Taip, ir kiekvienais metais tai yra didelė gėlių puokštė mamai. Aha, besigėlė. Kodėl? Todėl, kad mano šeima yra nusistačius prieš tokias šventės. Ne. Kodėl? Padovanoju gėlę mamai ir visas šventimas. Taip. Taip. Tėtis gėlių dovanoja. Iš ko pas jūs kaip švenčia mano mė? Aš mamai gėlių dovanoju. O tėtis ne? Ir mamai. Ir mama dovanoja. Oi, mano mielosios, būkit biednos ir teisingos, daug gėlyčių ir tartukų jums. Moteris, jūs pačios šauniausia. Šypsenos daugiau, ypatingai mokytojams. Šilumos šviesos. Geros kovo 8-osios. Linkiu, kad moterų grožis niekada neišblėstų. Merginos, būkite gražios, bet pasitenkit būti biškį dar gražesnės, gerai? Moterims linkiu išlikti kaip visada žalioms ir gražioms. Laimės. Būkit visada svarbiausias. Paplokim jau. Banaliai tai pasakyčiau. Daug laimės, džiaugsmo, Meilės, pinigų, vyrų, dėmesio, sekso, gėlių, orgazmo, saldainė. mažai vaikų, gėlių, Stiprybės ir gražių vyrų. Nesenkit. Visada būkite dėmesio centre ir būkite laimingus.
11 diena yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ką laisvadinis, tai žinau. Kovo 11 tai yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, kuri buvo 1990 metais. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo diena. Taip. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuvos atkūrimo diena, nepriklausomybės nežinau. Lietuvos šventė kažkokia tai nacionalinė. Kovo 11 yra nepriklausomybės atkūrimo diena. Nepriklausomybės atkūrimo diena. Nes tai yra šventė, kuri pabrėžia mūsų patriotiškumą ir meilę tėvynei. Švenčiama, nes buvo nepriklausomybės kurta. Čia yra kas egzaminas? Ne, tiesiog. Taip švenčiu. Nešvenčiu. Nes tai yra, man atrodo, viena patriotiškiausių švenčių Lietuvoje. Nes tėvynės diena ir nereikia mokykloje. Nes tai svarbi mūsų valstybei šventė. Iš tiesų nešvenčiu šios šventės, bet tikriausiai šiais metais teks pasitaisyti. Ir kodėl? Nes aš esu patriotas Lietuvos. Už Lietuvą, tėvynę, šalį mūsų. Ir kaip jūs ją švenčiat? Kaip pasakęs čia? Linksmai, linksmai. Taip švenčia. Ir kaip? Susitinkam su draugais, šnekame apie buvusius istorinius įvykius. Švenčiam. Kaip? Gerai. Dedam už tėvynę. Ne. Kodėl? Todėl, kad man nėra svarbu visai. Taip. Ne. Ir kaip ją švenčiat? Žiūrim koncertą per televizorių. Kodėl ją švenčiate? Nes tai yra labai svarbi šventė visiems lietuviams. Dalyvaujam minėjimuose, paminim ją šeimoje. Čia procentais? Galite išreikšti procentais. Procentais tai būtų, žinokit, daug. 30. Daugiau meilė gamtai. Ai, nežinau, gal 10. Apie 60. Meilė tėvyniai? Taip. Negalėčiau išskirti procentų, kiek širdie užima vietos, nes nemanau, kad širdį galima skirstyti tokiais dalykais. Tačiau tai užima pakankamai didelį vietą. Nu, 52,15% kažkur tai. Aišku. Didžią dalį. Pusė. Žiūrint, ar tada vyksta krepšinio rungtynės. Procentais, ne? 43. Tai pas mane būtų apie 38. Sunkiai. Aš iš tikrųjų esu didelis patriotas ir nuo vaikystės svajoju būti karininku, todėl įstojęs į savanorių pajėgas ir man dar tai labiau sustiprino mano patriotiškumą. Žinoma. Taip, aš myliu Lietuvą. Ne. Ne. Iš dalies. Taip. Žinoma. Manyčiau, kad taip. Dėl tėvynės užaugusi žadu pagimdyti bent 3 vaikus, kad Lietuvos gyventojų skaičius dar padidėtų. Už tai įtariai 3 vaikus? Nu, gyvenu kol kas Lietuvoje, neišvykstu niekur. Aš vienas iš tikrųjų nieko daug negalėčiau padaryti dėl tėvynės. Mes turime visa valstybė, visa visuomenė kažko siekti ir tai bandyti kažką pakeisti. Viską. Aš ne. Maladėc. Na, kadangi ne patriotė,